Atbėgu labai trumpam, tiesiog šitą mano išėjimą įtakojo viena diskusija grupėje, susirašinėjimų. Pagalvojau, kad tai yra vis tiek svarbu susižiūrėti irgi tam tikrus dalykus. Turbūt visi girdėję pasakymą gerk iš savo paties šaltinio, ar ne? Tai va, tai grupėje kilo diskusija ten apie renginį, į kurį kviečia organizatorė, ir mane kažkodėl užkabino tas momentas, kad ten buvo paminėta, kad tą renginį ten inicijuoja, aš nežinau kaip pavadinti, ta prasme, aš nemoku taip išsireikšti, bet ten buvo paminėti nušvitę inicijuotieji mokytojai, kurių ten jau lygis, wow, super duper, vienu žodžiu, tą renginį organizuos ir ves kažkas tokio, mums žemės kirmėlėm nepasiekiamo, nes tik jie gali taip padaryti ir tiek duoti ir taip mus paveikti teigiamai. Mes patys niekaip be jų. Aš nežinau, mane šitas visada kabina, nes mano tikslas, mano noras, mano toks pajautimas yra, tas gerk iš savo paties šaltinio. Taip, yra nušvitusių, turbūt taip, yra tų mokytojų, aukštesniųjų kažkokių inicijuotųjų, dar kažkokių, aš nežinau. Bet kodėl aš turėčiau norėti gerti iš kažkieno kito šaltinio? Ten toj diskusijai buvo paminėta, kad jų šaltinis tai yra tyras, švarus, dieviškas, jau čia mūsų, tai drumzlinas, toli iki to krištolinio tyrumo jau. Ir aš galvoju, jeigu mano šaltinis yra drumzlinas, užsinešęs, kažkoks purvinas, netobulas, dar neskaidrus ir nenušvitęs, nežėrintis visom spalvom vaivorykštės, tai vadinasi, bet tai yra mano šaltinis. Tai yra jis toks, koks yra mano dabartinis suvokimas, dvasinis augimas, koks yra mano struktūrinis, ten kažkoks, nežinau, tai yra mano, pagal mano savybės. Ir kodėl aš turėčiau norėti gerti iš kažkieno kito šaltinio? Ar tai nėra toks tarsi savęs apgaudinėjimas, kad, aš čia dar biškį, dar purvinoka, bet jau jeigu atsigersiu iš to švytinčio, švaraus, skaidraus šaltinio, tai jau galbūt ir aš nušvisiu, ar ne? Gal, aš nežinau, gal taip ir būtų, nebandžiau. Bet net ir tai, kad šita yra grupė, kurioje aš dalinuosi, jūs neklausykit visko, ką aš sakau. Netikėkit visko, ką aš sakau. Tikrinkit per save. Išjauskit, kas rezonuoja. Jums neprivalo viskas tikti, patikti, neprivalot su viskuo sutikti aklai. Negalima to daryti. Negalima nieko, man atrodo, kad negalima nieko kelti aukščiau savęs. Tai nėra egoizmas, tai nėra dvasinė puikybė galvoti, kad aš geriau žinau negu kiti kažkas tai. Nes realiai taip ir yra, tik aš geriau žinau, kodėl aš taip elgiuosi, kodėl man taip yra. Kas gali geriau žinot už mane apie mano gyvenimą, mano vidinius išgyvenimus, kažkokius pojūčius, nežinau, mąstymą ir taip toliau. Kažkas gali pasakyti, tu daryk taip ir taip dabar. Bet jeigu aš nejausiu impulso, jeigu aš nejausiu noro, jeigu aš nejausiu kibirkšties įkvėpimo, aš nedarysiu taip. Mes darom visi taip, kaip mums atrodo. Ar mes tingim, ar lėčiau, ar greičiau, ar kažkaip, Ir tie visi, sakykime, kur sako dvasiniai, nušvitę, inicijuoti, ten mokytojai, jau ten, viskas su jais gal ir yra, bet man toks atrodo kažkuo panašu į tų visų psichotropinių preparatų vartojimą, kada žmogus nori labai to staigaus, greito, stipraus dvasinio kažkokio potyrio, pamatymo, nušvitimo ar panašiai, bet tai yra panašu į šokimą be parašiuto. Jeigu aš noriu matyti kažką, ko dabar dar nematau, nesu pasiruošus, tai gal ne šiaip savo nematau. Gal ne šiaip savo tų patirčių transcendentinių nepatiriu, nes gal stogą nuneš man ir nesusitvarkysiu su tuo. Tai gal tada geriau lėčiau, užtikrintai, bet savo tempu, savo greičiu ir aš daeisiu iki tų patirčių, iki tų matymų, dar kažko ten, ko man reikia. Bet neišsitėkšiu pramušus stogą,
Ir paskui nežinodama, ką su tuo daryti, kai jau ten lenda visokie vaizdiniai ir neaišku, kaip ten, nu, daug atvejų yra tikrai. Bet su tuo reikėtų irgi, nu, atsargiai. Tai aš nežinau. Namų darbui toksai pasitikrinimas, ar ne, jeigu rišantis prie to posakio gerti iš savo paties šaltinio, nu, vat ir pasitikrinkit, pasižiūrėkit tada savo suprantamų būdų, koks tas šaltinis, kaip jis atrodo, ar jūs turit prieėjimą prie jo, nu, vat, ar jaučiat jūs jo skonį to savo paties šaltinio, vat ką jis jums duoda. A gal jūs nuėję kažkur į kažkieno kito šaltinį bandot prasisprausti, nu, tai, gal aš gazelė, o ten liūtai geria. Nu, suprantat, pabandykit vat, išjausti ir vat, tą norą įvertinti savo paties žinias, savo paties šaltinį. Mes, kad gimtume čia žemėje, atgyvenom, nu, 100 000 gyvenimų įvairiomis formomis įvairiuose pasauliuose. Mes tiek sukaupėm, mes tiek turim informacijos savyje. Nu, tik reikia, vat ją, nu, ne visą, o tik tą, kurios man reikia šiuo metu, šioje gyvenimo atkarpoje, pagal šio gyvenimo planą, vat ko man reikia, vat tą ir imu. Ir tą atsisiunčiu, vat geriu iš savo paties šaltinio, einu per savo pačios suvokimus. Aš galiu jums pasakyti, kad vat darykit taip ir taip, pamatykit tą ir tą, pajauskit vat taip ir taip, bet tik nuo jūsų priklausys, ką jūs pamatysit, kaip jūs tai išjausit ir ką su tuo darysit. Tai ir bus gėrimas iš jūsų pačių šaltinio, kada jūs patys savo tempu darysit ir keisit kažką arba nekeisit. Tai va, tai toks, nu, jeigu matot, kad negerit iš savo šaltinio, kad kažkur nuėjot tolyn, kad jūsų šaltinis vienas apleistas, apžėlęs, liūdė, žiūrėkit, klauskit savęs, kodėl, nu, iš kur tai yra. Ar nevertinam to, ką turim, ar ne? Galbūt man atrodo, kad tai, kas yra mano, yra per menka. Galbūt kažką kitą išaukštinau labiau, save sumenkinau, ar ne? Vat tai vis tiek siejasi su ta savivertė, pasitikėjimu savim. Tas va toks, nu, grįžkim į savo šaknis, grįžkim į savo šaltinį, vat į tą tašką, kur viskas baigėsi ir viskas prasideda. Tai vat ir yra tas, vat tie mūsų energetiniai rezervuarai, tie mūsų žinios, mūsų šaltinis, kad tai yra taip svarbu, tai yra taip reikšminga, tai yra taip unikalu ir gražu ir nereikia iš nieko kito. Tik patys save pažinkim, patys save atrakinkim. Ir nereiks ten jokių tada inicijuotojų, mokytojų ir taip toliau. Ir tas vat noras greičiau, stipriau, tai irgi apie, dar galima tą temą praplėsti, didėti ir visus, ką mes naudojam, tuos ramentus, aš vadinu dvasiniais ramentais, kada nepasitikima savo vidiniu matymu, vidinė klausa, vidiniu žinojimu, intuicija. Mums reikia, kad kažkas iš išorės patvirtintų ir pasakytų, jo, nu, vat taip ir yra. Ir aišku, tam naudojamos, nu, įvairios priemonės, kortos, kristalai, virgulis, ten visokie svareliai. Nu, daug dalykų tam yra naudojama. Aš nesakau, kad tai yra blogai ar ten panašiai, nu tai žmogui taip yra lengviau, taip yra paprasčiau pamatyti, vat, pačiupinėti atsakymą. Ar ne, aš užduodu klausimą, svarelis ten ar virgulė, ar ten korta duoda atsakymą. Aš klausiu, aš gaunu atsakymą. Tai yra, nu, pačioj pradžioj, sakykime, kaip ramentai, ar ne, nu kojos neklauso, reikia pasiremti ir tu gali tada jau ten eiti. Bet neužsižaiskime su tuo, neužsibūkime ant tų ramentų. Mes naudodami tuos ramentus silpninam savo kojas. Tai vat toks irgi patarimas, užduotėlį apsidairyti, kiek aplinkui yra tų ramentų, kokios būsenos yra mūsų kojos. Ar mes einam savo kojomis ir stengtis vis tik, jeigu yra tie ramentai jau užsibuvę, per ilgai užsižaidėm su jais. Nu, pagalvoti apie tai, priimti suvokimus apie tą vis tik savo vidinį matymą, vidinę klausą, vidinę intuiciją, žinojimą, kaip tai stiprinti. Nes nei kortos, nei virgulės, nei kristalai, jie nepadės mums stiprinti savo tų vidinių. Jie taip, sakykime, gali padėti, vat kortą išsitraukiau ir tau tarsi vat eina žinojimas, ką jinai reiškia. Bet, sakykime, tokia siekiamybė gali būti, kad ir be tos kortos, tu vat žiūri į žmogų, jisai tau kalba,
o tu jam gali atsakyti ir be kortos, kokia tau informacija eina. Vat, kodėl, kokios priežastys pas jį yra, kaip tai jis pasiekė, kodėl jo, kokios pasiekmės, kodėl, ką daryti. Ir tam nebūtina ten nei tų kortų, nei virgulių, nei kristalų, nei ten dar kažkokių kitų dalykų. Tai va, tai toks, patarimas, palinkėjimas, sakykime, padėti ramentus į šoną ir stiprinti savo dvasinius raumenis. Tai va, geros likusios dienos kam. Iki.